Esame vienoje iš didžiausių Šiaurės Lietuvoje įsikūrusių įmonių, kuri įsikūrusi 1992 metais, užsiema sodininkystę. Esame vieni iš didžiausių, kurie eksportuoja Lietuvoje, į užsienį, Lenkijos šalis, Latviją, visą produkciją, kuri yra užauginama šiuose soduose. Pas mus įmonėje Aukštikalnių sodai praktiškai tas darbas vyksta ištisus metus ir to, kaip sakant, pasiruošimo tai kitai dienai nėra, reikia čia ir dabar daryti, tie darbai nestovi. Ir be partnerių pagalbos mes tikrai tokių darbų, tokių mastų tikrai nepadarytume kokybiškai ir greitai. Kalbant apie greitį ir kokybę, tai praktiškai tas darbo našumas padidėjo daugiau negu 80%. Darbas prasideda, kaip ir kiekvienoje įmonėje, nuo 8 iki 5 valandos, 8 valandas per dieną, su pertraukom ir taip toliau. Darbuotojai susirinkę gauna tam tikras užduotis, kurie ryte praktiškai per 15-20 minučių pasiruošia visą tą įrangą, prisižiūri ir vyksta į savo darbo vietą, į sodus. Soduose yra tam tikri kriterijai, kurie jie tikrai puikiai žino ir juos vykdo. Kadangi įmonė yra daugiau negu 30 metų veikloje, tai tie darbo įrankiai keitėsi tikrai labai ryškiai. Nuo mechaninių įrankių iki dabar mūsų, kurie dabar remia praktiškai kolegos margučiai, iki pneumatinių įrankių. Ir visas tas darbas dabar yra praktiškai mechanizuotas ūkyje pas mus. Kadangi ploto pas mus yra labai nemažai, praktiškai 181 hektaras ir daugiau, be mechaninių darbo įrankių, kuriuos matote pas man už nugaros, šis darbas nebūtų atliekamas tikrai efektyviai ir greitai. Ir šiam darbui reikalingi praktiškai bene 4 asmenys žmonės, kurie yra kvalifikuoti, išmano savo darbą, turintys patirties. Ir prie tokių darbo įrankių mechanizuotų ne kiekvieną prileidžiame. Visa ta turima technika ir įranga, kurią mes naudojame savo žemės ūkyje, sodininkystėje, ji praktiškai pas mus tarnauja daugiau negu 2 metus, bendradarbiavame daugiau tikrai negu 2 metus, esame patenkinti ir kokybės ir kainos santykių.